Apibendrinant temą opiausių momentų, aš taip suprantu, kad valstybė yra verslininkė. Ir va taip versluojama. Iki šiol valstybė miškų atžvilgių nebuvo verslininkė. Jinai būtent miškų apsaugą siejo, labai glaudžiai siejo su aplinkos apsauga ir rūpinimusi miškais. Tai ateina iš prieškario tradicijos, tai eina nuo Sąjūdžio naujų dienų, nuo Vaidoto Antanaičio, kaip buvusio miškų ministro, vedamos politikos. Dabar yra keičiasi, bandoma pakeisti, tai yra mes matome, kad įvykdyta reforma, kuri veda miškininkystę į labiau tokias komercinės, turbūt sukuria labiau palankės komercinės sąlygas, ar net sujungta į vieną. Galiausiai kalbama apie akcinės bendrovės sukūrimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, miškai tampa jau komercinių objektų. Jie tampa nebe aplinkosauginių, nebe tuo objektu, kuriuo privalo miškininkystė rūpintis pagal savo prigimtį. Todėl aš manau, kad būtent reforma, bandant ją paversti akcinę bendrovę, apskritai pažeistų miškininkystės doktriną, pačią istorinę doktriną ir pačią jos prigimtį. Tai viena. Pačios peticijos autoriai nori atkreipti dėmesį į plynųjų kirtimų problemą. Tai yra būtent kaip, mano nuomonė, tai iš tikrųjų netitinkančia žmogiškosios dimensijos. Tai yra, mes visi suprantame, kad pasaulis plėtojasi tą linkmę, kada atsisakoma įvairių drastiškų formų. Mes nebesprogdiname upėje žuvies, taip, ir tai yra draudžiama ir gali būti nubaustas, nors prieš daugelį metų tai būtų normali turbūt žuvininkystės forma. Arba negaudame tinklais, paprasti taip. Todėl, kad tai yra laikomos jau atgyvenusios ūkininkavimo formos. Lygiai taip pat aš manau, kad plynieji kirtimai ateina prie to etapo, kada jie bendram aplinkosaugos kontekste ir bendrame tos tausojamosios miškininkystės kontekste taip pat tampa atgyvena tam tikrą ūkininkavimą. Nes tai yra tokia forma, kuri suardo visą ekosistemą toje vietoje, kur yra vykdomi plynieji kirtimai. Kitos miškininkystės, tai yra medienos gavybos rūšis, jos yra labiau taikios, jos labiau tausoja tą aplinką ir neleidžia miško sunaikinti kaip visumos. Šiuo atveju plynieji kirtimai, kaip žinome, suardo ir paklotę miško, išnaikina toje vietoje gyvūnus, verčia pasitraukti, ar sunyksta tie, kurie negali pasitraukti toje vietoje. Taigi šiuo atveju miškas patiria didžiulį neigiamą šoką. Aš manau, kad pasaulis eina tą linkmę, kada tokių šokų aplinkos atžvilgių turės būti atsisakyti. Dėkoju, pristatykite, prašau, vardą pavardę. Saulius Dambrauskas, advokatas, Viešojo intereso gynimo fondo vadovas. Dėkoju. Ačiū. Taip bendrai irgi kondensuotai savo tokį komentarą, būtent kiek čia yra suinteresuotų šalių, kad iš tikrųjų Seimas kiek pajėgus įtakoti situaciją. Tai Seimas turi visas galias, tiesiog reikia aiškiai pasakyti valstybės įmoniai, kaip tvarkytis miškuose, kaip ūkininkauti, ar gauti maksimalų pelną, ar vis dėlto saugoti gamtą. Tai Seimas turi tai žodžiais, aiškiais, raštu įvardinti, užtenka net Seimo rezoliucijos. Ta prasme, tai yra administraciniai sprendimai, kalbant apie valstybinius miškus. Tai tiesiog tos valios nėra. Kol kas yra signalas nusiųstas valstybės įmoniai, kad jūs ūkininkaukit taip, kad gautume daugiau pelno. Ir patys išsilaikykit ir konkuruokit su privatininkais maksimaliai išnaudojant gamtą, tai taip jie ir daro. Tai tiesiog nereikia kaltinti miškininkų valstybinių. Kalbant apie jau bendrai visus miškus, tai kurie, nes į saugomų teritorijų miškus papuola ir privatus miškai. Ir ten yra tikrai žymiai sunkiau surasti kompromisą, žymiai sunkiau pakeisti ūkininkavimo būdus, reikia keisti statymą, reikia kad įvyktų labai sunkiai diskusija, kiek turi būti kompensuojama, ar dar
už tam tikrus pokyčius, už režimo pakeitimą ir panašiai. Bet tas turi taip pat vykti, aš esu skeptiškas, kad šis Seimas pajėgus tą padaryti, bet žiūrėsim, mes kaip opozicija reikalaujam, kad vyriausybė neštų įstatymus ir mes juos svarstytume. Kodėl trūksta jūsų manimų politinės valios, ar kaip tai atrodo apskritai ta tema platesniam Europos Sąjungos kontekste? Na, tema visoje Europoje sudėtinga. Mes matome, kad yra Švedijos modelis, yra, pavyzdžiui, Austrijos modelis, yra skirtingi būdai, kaip tvarkomas miškuose. Ir mes tikrai norime eiti ne Švedijos keliu. Ir mes Europos Sąjungai vieni labiausiai, vieni intensyviausiai taikančių plynuosius kirtimus miško. Ir tai yra, na, kartu su airiais, latviais mes čia išsiskiriam. Ir na, tą galima keisti. Kitų gerų pavyzdžių yra ir tiesiog reikia visuomenės spaudimo, kurį mes matome. Šitą peticiją yra puikus pavyzdys. Ir senas tradicinis kapitalizmas, aš taip suprantu, kad sueina verslas ir valstybė. Žinoma, valstybė konkuruoja rinkoje taip pat kaip ir visi kiti ir stengiasi uždirbti daugiausiai ir tokį signalą yra gavusi iš politikų. Ir visuomenė tik bando pakeisti šitą tikslą ir iš tiesų reikia suprasti, kad gamtos saugojimas pakenks pelningumui. Reikia sutikti gauti mažiau pajamų iš miškų pačiai valstybei, visų pirma, nes čia pusė miškų, tai yra labai didelis poveikis. Na, jeigu tokia valia atsiras, o tą valią reikia būtent taip ir įvardinti. Nereikia ten visų tų makaronų, kad galima ir pelną gauti, ir gamtą saugoti, taip nebūna. Pasakos yra pasakos, o realybė yra tokia, kad arba tu gauni pelną, arba tu saugai gamtą. Dėkuoju. Tomas Tomilinas, Seimo aplinkos komiteto narys. Dėkuoju. Ačiū.